labai netikėtai atvažiavau į Amsterdamą. Keliavom šiek tiek po Amsterdamą, po Rotterdamą ir išvažiavo dabar jų draugai į Lietuvą. O aš turiu dar visą dieną, nes dabar yra 12 dienos. Ir galvoju, ko man važiuoti namo, jeigu aš galiu iš Rotterdamo šiek tiek į Amsterdamą dar užsukti. Man kažkaip Amsterdamas labiau patinka negu Rotterdamas. Tai tiesiog pasibūsim, praleisim dieną čia. Pasidėjau ką tik į spinteles savo lagaminą, nes nenorėčiau jo tampyti čia visai. Tai likau tik su tašytė. Šiek tiek oras toks lietingas, bet tikiuosi, kad aprims tas lietus. Ir dabar mano tikslas yra tiesiog susirasti vietą, kur papusryčiauti, nes geriau dar tik kavos. Tai noriu kažką pavalgyti. Amsterdame jau buvom kažkada su drauge, dabar trečias mano kartas realiai. Tai jau gaudaus visai. Ieškau vietos, kur pavalgyti, bet pamačiau New Yorkerį. Tai pagalvojau, užeikim. Nes man kaip ir reiktų kelnių kažkokių. Tai... Kaip mums tokie akinukai. Been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Atėjau pavalgyti į vietą, kur jau ne pirmą kartą valgau, trečią, nes tiesiog žiauriai patinka aptarnavimas, maistas ir noriu valgyti. Tai užsisakiau Alfredo pastą, nes aš visada tik tą valgau. Žinau, čia gal keista, bet jeigu kažką mėgstu, tai mėgstu. Nu, žiauriai man patinka Amsterdamas, nu tiesiog toks geras vaibas man čia. Noriu nuveiti vieną tokią vietelę, kur kaip turgus toksai. Tai aš tikiuosi, kad aš dar spėsiu ten nueiti, nes jie kažkaip anksti užsidaro visai. Tai labai ten noriu nueiti, nes ten labai tokių hipiškų daug dalykų yra. Ir dar reikia draugiai, mes susitarėm pasidaryti velykinius tuos tokius krepšelius. Tai aš noriu surasti kažką įdėti tą krepšelį. Tai va, šiaip žiauriai gera kažkaip vienai keliauti, nes jau ir kai ne pirmas kartas daug saugiau jautiesi. Čia žiauriai lengva yra keliauti tiesiog su traukiniais, labai greitai visur nuvažiuoji. Labai man patinka Olandijos tas, kad labai priema turistus ir, vat, pavyzdžiui, atvažiuoja iš kitos šalies, tai labai greit gali prisitaikyti, nes visi angliškai kalba ir panašiai. Look like Halle Berry, but she don't love me, she too scary. My old bitch fun like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime, it's not going well. It's some me time. Hope you know what you want. By the beach like Odell. No, my killers don't tell. Shadow my mom, cause I New York the shelf. Now my bitches did it to Chanel. Will you be my leading lady? I wanna contract, girl, no maybe. In the meantime, it's not going well. It's some me time. I don't know if you know what you want. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast and you do what you want. In the meantime. Ok, vakar jau per daug pavargus buvau filmuoti. Tai va, grįžau po darbo, pasidariau savo pietus. Čia labai toks easy, bet man patinka. Čia pakepti avinžirniai su prieskoniais, pupelės, pomidoras, avokadas. Apačioje yra ryžiai ir čia yra padažas, tai tiesiog graikiškas jogurtas, kalendra, česnakas, citrina ir druskytė. Ir žodžiu, labai skanus man padažas. Tai čia toks kaip burrito bolo išeina. Gal dar vištienos galėtumėte įsidėti, bet aš nenoriu mėsos. Ir kaip snekas saldų, tai turiu braškių ir mangą. Žiauriai dabar pasinešusios ant mango, aš nežinau, kiek aš jų suvalgiau per pastarąsias savaitės, bet nėra blogas dalykas. Tai va, žodžiu, eisiu pavalgyti. Šiandien nuo 8 dirbau ryto. Ir dabar turiu pertrauką. Ir tada jau eisiu vakare padirbėti į restoraną, nes rytais tvarkom.
kambarius, o vakare restorane dirbam. Jau įdomiausias dalykas ne ką aš čia valgau, o ką aš parsivežiau iš Amsterdamo ir Rotterdamo. Čia iš Etos parduotuvės, čia kaip Orokosas maždaug, ar kaip Drogas. Gal labiau kaip Drogas, tokia parduotuvė olandiška. Tai pasiėmiau skustuką ir depiliacinį kremą. Tiesiog šiltas sezonas artėja, tai reikėjo naujųjų. Tada Tigerį užmačiau čia tokius gliterius. Faina labai ant akių dėti, man iš tikrųjų reikėjo vieno tokio auksinio su sidabru maišyto, bet jo nebuvo. Tai teko pirkti daug. Žodžiu, čia tiesiog gliteris, bet jisai toksai yra skystas, ta prasme minkštas, jisai dedasi, o ne tiesiog sklaidosi visur, o jis tiesiog prilimpa. Tada pasiėmiau porą akinių, vienus šitus. Čia iš Tigerio. Nežinau. Pagalvojau, kad visai gal prikolas į kokį reivą ar kažkokį tai tokia įdomesnė, nežinau. Nėra, kad čia mano mėgstamiausia forma, bet aš tiesiog pagalvojau, kad man jų reikia. Ir tada kiti irgi. Nėra, kad man reikėjo akinių, bet šitie visai man tokie gražiai atrodė. Nėra labai blogai. Ir jie taip atrodo, nežinau. Parašykit, ar tinka. Tada mes su Kornelija, kadangi pirmos Velykos yra ne su šeima, bet vis tiek norim kažkaip paminėti šventę, nes šiaip čia Nyderlanduose nelabai švenčia Velykas. Bet mes vis tiek sugalvojom, norim pasidaryti tuos tipo velykinius krepšelius. Tai radau va tokį labai mielą krepšelį. Labai mielas. Ir aš čia tiesiog pridėsiu visko. Nežinau, cute. Aš suprantu, kad čia yra visiškai wasteful, nes kurint daugiau jį panaudos, bet gal panaudos kur nors, ko žinau. Tai, ja. Tada kiaušinukų. Aš nežinau, aš nepirkau labai daug saldainių, nes man kažkaip... Bet aš jau esu dar porą dalykų nupirkus. Tai, manau, kažkurią dieną, jau greitai realiai, nes sekmadienį Velykos, šiandien ketvirtadienis. Tai jau kažkurią dieną reiks sudėti, manau, rytoj sudėsim visą krepšelį. Tada iš New Yorkerio, man atrodo, matėt, pasiėmiau tokį daržą. Nežinau irgi kodėl, bet pasirodė visai toks įdomus, vintažinis. Tai galvoju, kažkur priderinsim, kai norisi kažko įdomesnio. Ir iš New Yorkerio dar pasiėmiau juodas kelnes, nes tiek ryte, tiek vakare reikia man juodų kelnių darbui. Tai labai greit susinešioju su citrina ir šitus grinai atsivežiau, vat kur dabar sėdžiu su juodom kelniam. Aš atsivežiau, jos buvo realiai savaitės senumo. Jau čia viskas nusiburgaliavo. Aš suprantu, kad aš iš New Yorkerio perku, bet vis tiek klasikinės kelnes, tai čia ir miestą, bet ir vakare, kai restorane dirbu. Bet turim tokį iš tokios parduotuvytės. Čia buvo 3 perkant 6 eurai. Tai paėmiau 3 ir vieną draugiai paėmiau. Tokios apyrankės. Man labai gražios. Visada apyrankės iš Amsterdamo parsivežam. Visada. Ta prasme, ir anąkart, kai važiavau, jau tokios jos yra. Man šita tiesiog, aš tiesiog šitos realiai norėjau. Čia žodžiu su tokiu vežliuku. Tada 2 tokios su kriuklyte. Tai aš savo mėlyną pasimsiu ir manau draugiai rudą. Arba draugiai mėlyną. Aš dar nenusprendžiau iš tikrųjų. Kaipgi iš Amsterdamo be sūrio, tai čia jau kai su draugais buvau pirkomės, tai čia šiek tiek iš seniau nusipirkau šitą sūrį. Tiesiog visus išragau ir man šitas skaniausias pasirodė, tai goat cheese. Tada irgi čia dar su draugais, kai buvom Amsterdame, irgi atvedžiau į tokią parduotuvytę, tokia indiškų visokių prekių, tai nusipirkau ir draugas nusipirko ir aš nusipirkau tokį aloe vera. Čia kaip aliejukas, tiesiog vietoj kvepalų va čia patrinė. Įkvėpė, man labai skaniai kvepia, nežinau. Pasiėmiau Palo Santo, nes žiauriai gera kaina buvo už 8 eurus šitiek Palo Santo, čia žiauriai gera kaina. Ir norėjom tą vakarą užsidegti ir tai nusipirkau dar ir žiebtuvėlį, nors realiai nereikėjo, bet... Ir tada buvau dar normal tokioj parduotuvėj. Čia realiai labai panaši kaip Flying Tiger. Ten visokių nesąmonių prisipirkom, bet suvalgėm. Pasiėmiau dar 3 kaukės. Tai kažkuri draugai bus, kažkuri man bus. Tai va, pasiėmiau 3 kaukės čia su vyšne, avokadu ir granatu. Pabutis, atsisėdau, grįžau iš darbo, pavalgiau ir atsisėdau, galvoju, reikia su jumis pabendrauti, pakalbėti. Ir dar kai kalbėsim, noriu susidėti šiek tiek tą velykinį krepšelį ir pamatyti, kas man čia gaunasi ir ko dar trūksta. Nes aš kažkaip galvoju, kad aš daugiau dalykų nupirkau. Bet pasirodo nežinau. Jo, mes esam sustarusios kažkur iki 20–25 eurų, tokį kaip limitą. Čia jau yra apie kokį 15 eurų, nežinau kaip. Noriu rytoj nueiti dar į miestą, į Dakogą, pasivaikščioti ir galbūt kažką rasiu. Nes rytoj šeštadienis realiai ir jau kaip ir paskutinė dienelė. Nes šiandien jau nebespėsiu, nes už valandos į darbą. Tai tipo, nenoriu skubėti ir rytoj tiesiog po darbo eisim.
į miestelį ir pasiieškosim. Ką aš dar galėčiau nupirkti, aš manau, kokį papuošaliuką gal taip norėčiau visai nupirkti. Aš šiaip mąsčiau, kai buvau Amsterdame, apie kažkokią tai fainą dekoraciją kambarį, bet mes kaip ir jų turim jau. Tai galvoju, gal kažką asmenišką surasiu. Tai žodžiu dalykai, kuriuos aš turiu. Tai turiu tą tokį patį basketą. Truputėlį perjungiau kameras, kad jų fokusuotų greičiau. Tai va toks krepšelis yra. Paėmiau tokių, žinot, tokių pagalikų pokiai, nežinau, braškiniai, skanus. Tai čia jie taip bus įdėti. Tada jau rodžiau šitą kaukę su greitfruktais. Greitfruktais su granatu. Tada čia turiu iš Amsterdamo tų tokių rūgščių miltelių. Tai irgi aš ją įdėsiu. Čia tiesiog nesąmonės. Kaip ir sakau, nusprendžiau tą rudą apyrankę įdėti. Tie kiaušinukai. Ir tada turiu, čia toks kaip juokelis yra su tais mažais tokiais buteliukais alkoholio. Tai žiauriai, nežinau. Mielai man jie atrodo. Aš suprantu, kad žiauriai overpriced ir neapsimoko jų pirkti, bet žodžiu, paėmiau Malibu tokį buteliuką ir kažkaip mielai įdėsiu. Šiaip nėra blogai, bet tiesiog sakau, man dar kažko trūksta. Jūs čia sunkiai matot, bet žodžiu. Nėra blogai, bet noriu dar kažko čia. Aš net nežinau ko. Mes tiesiog rytoj nueisim ir rasim kažką. Norėjau, kad pamatytumėt šiek tiek tokia kaip ir realybė, kad nėra čia taip, kad mes atvažiavom ir tik į Amsterdamus važinėjom ir viskas fun and games. Ta prasme, pusę savo laiko mes tiesiog praleidžiam darbe, grįžtam namo, pabūnam, vėl einam į darbą ir taip dirbam, kaip ir visi normalūs žmonės, daug dirbam. Aš čia to atvažiavau, aš turiu planų, turiu svajonę, kurias aš noriu pasiekti ir tom svajonėm reikia pinigų. Ir aš čia tam ir atvažiavau užsidirbti. Aš atvažiavau čia įgauti naujos patirties, pamatyti pasaulį tiesiog iš kitos šalies ir panašiai. Aš niekada to neplanavau, bet gyvenimas visada daro taip. Tu neplanuoji, o jis padaro už tave. Tiesiog norėjau pakalbėti apie tai, kad mes kartais labai užsiciklinam ant to, kad turim žinoti, ką kiekvieną sekundę darysim, susiplanuoti ir taip panašiai. Faktas, tu turi kaip žmogus planuoti į ateitį, kad tu žinotum šis kokių tų tikslų sieki ir kokio tu gyvenimo link eini, nes tada tiesiog yra lengviau priimti sprendimus ir lengviau prisitraukti į savo gyvenimą, ar tai galimybės, ar tai žmonės. Žiūrint, priklauso nuo to, ko tu nori. Tiesiog nespauskit savęs, jeigu 100% nežino, nes gyvenimas yra žiauriai gražus ir jisai žiauriai pilnas netikėtumo ir iš tikrųjų per daug planuoti yra durna ir tai tiesiog eikvoja jūsų laiką. Realiai. Tikrai negalvojau, kad aš sėdėsiu Olandijai, dirbsiu kambarinę, viešbutį ir restorane padavėją ilgą laiką, dabar jau esu nusprendus ir ilgiau čia pasilikti. Tiesiog tikrai negalvojau, kad mano gyvenimas taip atrodys. Noriu tiesiog tai pasakyti, kad įsivaizduokit, jeigu aš užsiciklinčiau ir užsidaryčiau savo mintis nuo to ir, pavyzdžiui, būčiau susiplanavus, kad aš noriu to, ano ir nepriemu į savo gyvenimą jokių kitokių dalykų. Tai aš tiesiog labai daug prarasčiau. Ir tikrai čia nesėdėčiau. O kai tu žinai tikslus, ko tu nori, bet tu neužsibrėži ir neužsiciklini savęs ant kažkokio vieno tik tai kelio, tu esi atviras, kad iki to tikslo tavo gali būti 1000 skirtingų kelių, kaip gali tą nueiti. Ir tu esi atviras kiekvienam iš jų, o ne tik vienam, nes kartais mes einam tiesiai ir galvom, kad tai yra greičiausias kelias, kur kaip mes galim nueiti ir kad tai yra geriausias ir užsidedam tokius kaip arkliam uždeda, kad jie nesibaidytų ir panašiai. Ir galvom, kad tai yra geriausias mūsų kelias. Ir nepamatom, nežinau, dviračio šone, kur galėtume greit gal nuvažiuoti, arba nepamatom, galbūt kitas kelias yra su šviesa. Tu niekada nežinai, tai dėl to ir tu turi būti atviras galimybėms. Labai esu dėkinga už tai, kad čia esu, nes aš dirbu su labai nuoširdžiai žmonėm. Taip, tai nėra darbas, kurį aš dirbsiu visą gyvenimą, bet tai yra visiškai kitokie potyriai, kitokios pamokos ir panašiai. Aš labai laiminga esu už tai. Ir nežinau, ar čia man vienai, bet pavasaris man yra tiesiog žiauriai augimo procesų, visokių permąstymų, grynai pabudimo metas. Aš labai myliu dėl to pavasarį, nes jauti, kad kartu su gamta keliesi iš naujo ir nesvarbu, kad tu esi tam pačiam kūne kaip ir medis. Toks pat yra, bet jis jau augina naujus žiedus. Tai aš lygiai taip pat jaučiuosi, kad aš tiesiog, aš tam pačiam kūne ir ta pati čia Gabrielė sėdė, bet jinai jau augina kitus žiedus ir kitaip save perteikia. Labutis, einu po darbo, grynai, ten hotelis mano. Labai graži diena, tiesiog vėjas milžiniškas, bet čia visiškai natūralus dalykas saloj, nes jūrinis klimatas, bet už tai turim žiauriai nuostabius saulėlydžius, grynai įdėsiu čia video, koks
nežmoniškai gražus saulėlydis buvo prieš porą dienų. Čia turiu tokį lauknešėlį. Man, Kornelijai ir dar vienai merginai, kuri kartu gyvena, nes buvo šiandien bendradarbės gimtadienis, jinai yra iš Filipinų, tai čia jos kažkokie skanės. Tai turiu lauknešėlį, einu, kaip ir sakiau, į miestą ieškoti draugijai dar kažkokios dovanytės, kinder kiaušinių ir panašiai, nes rytoj Velykos, tai noriu užbaigti, tik nežinau, kaip man reiks užbaigti ir padaryti, nes Kornelijai šiandien išeiginė, tai jinai namuose visą dieną, tai nežinau. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. So no one else will do what you do. That's why I'm mine. Spend my life with you. Darom Velykas. Rytoj Velykos, tai šiandien nusidarysim kiaušinius. Būtų daiktas tolytę ten gautus. Imkite ledų, prašau. Mes neturim šaldyklio, tai tiesiog kažkas nupirko ledų. Tai dabar turiu valgyti. Aš nekomplaininu. Bet žodžiu, turim suvalgyti, nes paskui tai tiesiog nieko neliks iš jų. Ne, atrodo, kad nekomplainina. Special effects, who? Haha, mėlyniai. Sudaužy kiaušinį. Ir ne vieną dar. Ir ne du. Kornelija. Noriu dabar parodyti, ką nupirkau Kornelijai ir ką savo nusipirkau. Tai va, kaip ir kompletinau dovanėlę jau. Nupirkau, nenoriu atpakuoti, nes čia gražiai atpakavo. Pirkau skariukus Kornelijai. Sau irgi užsinorėjau pasimti kažką, tai pasiėmiau toj auksinę, nes visada nešioju sidabrinę, kur grinai kiekvieną dieną nešioju. Ir užsidėjau auksinius apskrus, tai galvoju. Žodžiu, čia pasiteisinimai pirkti dar daugiau nesąmonių savo. Quando o piano já não quer. Daug špilma. Čia rūra ar galva? Galva. Tokia buka galva. Oh, yeah, boy. Oh! Mano veidukas, jos rarytė.